Gerą dieną. Šiandien noriu pašnekėti apie žodelį ne. Kuo jis įdomus, kuo jis ypatingas? Ypatingas tuo, kai jis turi pasąmoninę prasmę. Jis yra užkoduotas. Koks tas kodas? Būtent yra ne. Pavyzdį tokį imkim. Sakykim, kažką jūs draudžiat vaikui. Tu nedaryk to. Kas gaunasi? Vaikas, koks be nebūtų, ką jis padarys, kaip jūs manat? Žinoma, palauks, kol jūsų neliks, tada eis tą daryti. Kodėl? Todėl, kad ne, vat būtent tas ne, reiškia nedaryti to dabar, bet padaryti, kai galėsiu, kai nieks nematys. Pasakykite, kuris vaikas nedarys to. Nu, taip aišku visiems. Toliau yra toks istorija tokia gyvenimiška. Mano brolis kartą Giruliuose prie Klaipėdos ten susiginčijo su dėde. Jų skirtumas buvo nemažas, bet dar abudu jau nebuvo. Ir bėga viens nuo kito, jis kažką ten buvo priškadėjęs. Sako, bėgu, mintis tik, kad tik pabėgti. Sako, atsisuku, pasižiūriu, varau, atsisuku, varau. Sako, užbėgu ant geležinkelio, atsisuku, pasižiūrėti, kur jisai ir dar toli. Sako, atsisuku. Ir jisai, sako, nežinau, už kur mintis vienintelė pabėgti. O jisai, pamatęs tą akmenų krūvą po geležinkelio bėgiais, iškart pasakė, nebandyk mest akmenį, Sako, man ta mintis iš vis galvoj tokių nebuvo. Kai jau sako, nebandyk akmenį, tai sako, dašilo, kad galima paimti ir mesti. Sako, jo, aš paėmiau ir mečiau vieną į kitą, jis sako, toliau nubėgau. Tai va, kokia gaunasi prasmė? Ne. Atimkim ne. Kas gaunasi? Bandyk. Tai va, visas tas žodynas yra labai įdomus toks. Dabar prisiminkite 10 Dievo įsakymų. Kur, įsivaizduokite žmogų. Tie 10 Dievo įsakymų koks? Ne žudyk, ne vok, ne paleistuvok. Tai įsivaizduokite, kadaise, kai kaimas, sakykime, būdavo ten 5 trobos, miestas būdavo kokia, ten 15 trobų. Visi gyveno, kaip šeimoj. Ir dabar kaip jums reikėtų juos supykdyti ar sukiršinti ar dar kažką daryti. Tai žinoma, gaunasi kas? Gaunasi tai, kad įvedus ne daryk to, ne daryk ano, labai paprastai žmogui įperšama mintis, kuri ateityje turės savo pasekmių. Tegu ne vienas kitas atsilaikys, bet gal 10 pievas nuvažiuos. To užtenka, kad padėk parako statinę, taip sakant. Tai va, tas yra labai rimtas reikalas, todėl jeigu norit kažko išmokyti vaikus, tai sakykit, gyvenkit taip, kaip pridera, būkit savo šeimos pažiba, savo tautos pažiba, gyvenkit dorai, auginkit vaikus ir taip toliau panašiai. Nes jeigu bus žodelis ne, tai patikėkit, sulauksit viso to, ką programuojat į jų galvas. Tas programimas, aišku, atėjęs iš labai senų laikų, bet tai vyksta labai, kaip patys galit atsekti, labai vyksta dideliu mastu. Tai va, tiek šiam kartui. Dar kas liečia žodžio magiją, norėjau pasakyti. Atminkite, kad kiekvienas žodis duoda vibraciją į mūsų galvą. Į mūsų galvą, į mūsų smegenis. Veikia konkurencinė liauka. Tai yra jo vibracija eina ir į mūsų visą kūną,
atsispindi ir į mūsų aurą. Tai, ką mes šnekam. Tai va, už tai, žinoma, kiekvienas gaunam ir atoveiksmį. Kokie žodžiai, kokia energetika, toks ir atoveiksmis. Ten, tai va, manau, tas aišku įteikimas. Gerai visą.